Garbė Jėzui Kristui, sveikinu visus šį gražų Kalėdų rytą. Šiek tiek Lietuvoje yra pasnigę, tai prašviesina mūsų akis, o svarbiausiai širdis, protus ir mūsų gyvenimus. Kaip įprasta Kalėdų šventėms, Kristaus gimimo iškilmiai, mūsų ganytojai nori būti dvasiškai savo bendruomenėse, todėl parašo sveikinimą laišką. Paklausykime mūsų Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos kalėdinio laiško šioms šventėms. Mielieji, kaip ir kasmet, sulaukėme šventų kalėdų, tačiau šiais metais Jėzaus gimimą pasitinkame kiek kitaip. Šiemet mažiau prieššventinio šurmulio, susitikimų bei renginių. Patiriame ir apribojimų kasdieniame gyvenime. Taip pat ir bažnyčiose nejaučiame įprasto šventiškumo, negalime kartu švęsti Kristaus gimimo iškilmės ir jos išvakarių. Toks pasikeitimas nelauktai tampa gera proga pamąstyti, taip pat ir pasikalbėti artimų žmonių rate apie pačią Kalėdų šventę, ką ji mums reiškia, kuo ji svarbi. Ankstesniais amžiais nebuvo nei šviečiančių girliandų, nei tokio, kaip mūsų laikais, prekybinio šurmulio, nei šiandienės dovanų gausos. Tačiau Kalėdų šventimas, gal net labiau nei mūsų dienomis, kėlė žmonių dvasią suartindamas dangų ir žemę. Kartais ši viena didžiausių ir svarbiausių metuose liturginių iškilmių pavadinama Jėzaus gimtadieniu. Nors tai ir gražus šių dienų kultūrai būdingas apibūdinimas, vis dėlto, nusakant Kalėdų įvykį, jis nepakankamas. Jėzaus gimimo slėpinys apreiškia daug daugiau nei kasmetė gimtadienio šventė. Žmogaus gimtadienis yra iš Kūrėjo gauto gyvenimo sukakties, kartais jubiliejinis paminėjimas. O švęsdami Kalėdas minime paties gyvybės davėjo atėjimą mūsų gelbėti. Tai epochinis įvykis visai žmonijai. Nuo jo netgi skaičiuojame kalendorinius metus. Jėzaus gimimas yra didžio dieviško žmonijos atpirkimo plano dalis. Be Kalėdų įvykio nebūtų atpirkimo. Taip pat dera prisiminti, kad Kalėdos, nors pasižymi būdingais išoriniais atributais bei ilgaamžėmis šventimo tradicijomis, visų pirma yra dvasinė šventė, įvykstanti kiekvieno žmogaus širdyje. Kalėdos pakėlėja kiekvieno tikinčio žmogaus sielą ir leidžia prisiliesti prie dieviškos meilės stebuklo. Kalėdų šventės simbolika atskleidžia mums ir kitas prasmes. Tarp kalėdinių papuošimų dažnai aptinkame Evangelijoje minimą Betliejaus žvaigždę. Tai ir kelrodė žvaigždė, taip pat ir šviesos simbolis. Kalėdų dienos Evangelija Jėzaus atėjimą taip nusako: buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir ji atėjo į šį pasaulį. Taigi viešpaties užgimimas reiškia amžinojo gyvenimo, dangiško šviesos sušvietimą žemiškame mūsų gyvenime. Ši šviesa liudija Dievo gerumą žmogui, o kartu nurodo kryptį, ko gyvenime siekti, nesibaigiančios amžinojo gyvenimo bendrystės Dievo ir artimo meilėje. Taip pat šventos Kalėdos mus skatina iš Dievo ateinantį gėrį, meilę skleisti savo gyvenimo aplinkoje, pasilenkti prie kiekvieno silpno, vargstančio, kenčiančio žmogaus su palankumu jam, su troškimu padėti. Tegul šiemet kitaip švenčiamos Kalėdos padeda geriau perprasti jų svarbą mums, labiau pažinti Dievo gerumą žmogui. Nuoširdžiausiai visus sveikinu ir šventų Kalėdų progą linkiu, kad jūsų namus bei širdis nušviestų iš aukštybių mus pasiekianti šviesa ir kad jos nenustelbtų trumpiausių metuose dienų ir mūsų patiriamų iššūkių prieblanda. Toks yra mūsų ganytojo Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos kalėdinis sveikinimas mums, vyskupijos tikintiesiems.
Paraginti, sustiprinti vyskupo žodžio, netrukus švęsime Kalėdų ryto iškilmingas šventąsias mišias. Jis vadinasi nuostabusis Dievas, ramybės kunigaikštis, ateities tėvas, jo viešpatavimui nebus galo. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Sveikinu, kurie prisijungėte per Zapyškio parapijos Facebooką Kalėdų rytą dalyvauti iškilmingose Kristaus gimimo Kalėdų mišiose. Melskimės pirmą dėkodami Dievui už jo sūnų Jėzų Kristų, kuris tapęs žmogumi atėjo būti su mumis mūsų gyvenimuose širdise, apšviesti, ypač dabar, kad apšviestų mūsų širdis, nuramintų mūsų ilgesį, mūsų tamsybės, liūdesį. Melskime mūsų šeimoms vienybės, dvasinio džiaugsmo, vilties, pakylėjimo, taip pat nariams, artimiausiams, nuo kurių esame atskirti, kurie serga, kurie įkalinti įkalinimo įstaigose, taip pat tie, kurie kovoja, budi mūsų krašte, padėdami išgyventi sergantiesiems ir tie, kurie liūdi. Prisiminkime ir mūsų mirusius, prašydami gailestingumo ir vilties susitikti amžinybę su artimaisiais žmonėmis. Taip pat melskimės už mūsų Zapyškio ir Ežerėlių parapijų bendruomenės, taip pat mirusius išėjusius tarnavusius kunigus, kurie kūrė bendruomenę, statė bažnyčią, rūpinasi žmonių dvasiniu gyvenimu. Sudėkime tai, kas mums rūpi, nes Dievas tapęs žmogumi, tam ir atėjo į pasaulį, kad paliestų kiekvieną mūsų asmeniškai, kad mes būtume laimingi. Pradžioje atsiprašykime Dievo už savo nuodėmes, kad Viešpats išgirstų mūsų širdies ir sielos troškimus. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius,
ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Užlieji mus visagalį Dievą, naujai įsikūnijusio žodžio šviesa, tegul jie tikėjimu šviečia mūsų dvasioje ir atsispindi darbuose. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Iš pranašo Izaijo knygos. Viešpats liepia skelbti iki žemės pakraščių. Sakykite Siono dukrai, štai tavo gelbėtojas ateina. Štai tie, kuriuos jis uždirbo, ateina su juo, kuriuos įsigijo, žengia jo priekyje. Jie bus vadinami šventoji tauta, Viešpaties atpirktieji, o tu vadinsies ieškomas, nepaliktas miestas. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpats
Iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Titui. Pasirodė mūsų gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms. Jis išgelbėjo mus šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu, tik ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet dėl savo gailestingumo. Jis mums dosniai išliejo tos dvasios per mūsų išganytoją Jėzų Kristų, kad nuteisinti jo malonę taptume viltimi amžinojo gyvenimo paveldėtojai. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau Viešpatie. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė. Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau Kristus. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Dar kartą visus sveikinu atsikėlusius Kalėdų rytą. Nesvarbu kokios aplinkybės, netgi kokios nuotaikos, bet vis tiek Kalėdos atėjo. Vis tiek Kristus ne tik istoriškai yra gimęs, bet ir dvasiškai. Visada Kalėdų ryto arba dienos mišiose yra skaitomos skirtingos Evangelijų ištraukos. Kalėdų rytą dažniausiai skaitoma yra Luko Evangelija. Ji ypatinga tuo, kad Lukas daugiau kreipia į Marijos asmenį bei per Marijos žvilgsnį kviečia pažiūrėti į išganymo įvykius. Ir šiandien vėl viena labai svarbi frazė, savo parapijos žmonėms esu minėjęs, kad Luko Evangelijoje labai daug yra Marijos bruožų ir svarbiausiai, kad ne ji aukštinama kaip žmogus, bet per ją ir jos elgesį, patikėjimą Dievu yra aukštinami Dievo darbai. Tai tas sakinys, kai piemenys kalbėjo apie Jėzų, atėjo kūdikio jo pagarbinti, Marija dėmėjusi visus šituos dalykus ir svarstė savo širdyje. Marija svarsto. Krikščioniškai, tai sakytume, medituoja. Įima į širdį, perleidžia per savo širdies matymą, mąstymą ir jinai išneša savo elgesį.
praeitą sekmadienį kartą Advento buvo skaitoma irgi Luko Evangelija, kai angelas Gabrielius apreiškė Marijai apie Jėzaus įsikūnijimą, tapimą žmogumi. Ji irgi svarstė šituos dalykus. Todėl kaskart švęsdami Kalėdų iškilmę, Dievo tapimo žmogumi šventę, kasmet mes išgyvename kitaip. Šiais metais radikaliai išoriškai kitaip, bet vidumi, bent jeigu esam tvirti krikščionys, bažnyčios nariai, katalikai, turėtume išgyventi dvasiškai taip pat. Džiaugsmo, vilties, užsidegimo būti kitokie, ypač artėjant naujiems ir kalendoriniams metams, džiaugtis dėl to, kad Dievas yra su mumis. Ir kas įdomiausia, taip pat biblistai sako ir istorikai, nagrinėdami šventąjį raštą, ypač Naująjį testamentą, Evangelijas, kad Jėzaus gimimo istorija buvo parašyta vėliau ir sudėliota, o gimimo istorija vėliau parašyta, pirma buvo parašyta Kristaus prisikėlimo iš mirties istorija, nes krikščionybės ašis yra mirties nugalėjimas per Jėzų Kristų, jo mirtį ant kryžiaus ir prisikėlimą. Ir tik po to evangelistai bei jų bendruomenės mąstė, palaukė. O kaip iki Kristaus prisikėlimo buvo? Ir čia biblistai pateikia vadinamą palyginimą, labai patikšę miškininkams. Ąžuolo ir gilės principas. Velykos, sako biblistai, yra ąžuolas, bet ąžuolas iš kažko turėjo išaugti. Gilė yra Kristaus gimimas. Taigi, būtent čia yra ta pradžia ir tas slėpinys, Kristaus gimimo slėpinys, kuris istoriškai atsirado aprašytas vėliau negu Kristaus prisikėlimas. Nes natūralu, kaip sakiau, mes šituo tikime ir tai yra šis Kristaus prisikėlimas iš mirties yra svarbiausias įvykis, po to prašytas tik Kristaus gimimo įvykis. Ąžuolo ir gilės principas. Todėl nereikia stebėtis, kad pirmi krikščionės ir bažnyčios mokymas nepraštai, kai tenka ruoštis Kalėdų homilijoms, pamokslams bei Advento laikotarpio apmąstymams ir kažkokią maldos krikščionišką praktiką tikintiesiems pateikti per bažnyčios liturgiją nėra lengva, nes tiesiog jos nėra daug. Ir tas būtent ir ataidi, kad natūraliai tai svarbiausias yra Velykų įvykis, kad Dievas ateina išgelbėti mus. Ir tas įsikūnimo įvykis yra istoriškai vėliau aprašytas, bet vis tiek yra svarbus. Svarbus mums, kad Dievas prisiima žmogišką prigimtį, gyvena žemiškoje aplinkoje, išgyvena žmogiškus jausmus, emocijas, bet vienas dalykas prisiminkime, Jėzų, Dievą tapusiu žmogumi skiria nuo mūsų žmonių kūrinių, nuodėmė, moralinis blogis. Tai Dievas ir ateina, kad mus pakelti į dieviškumą, į meilę, kad mes išmoktume mylėti. Ir popiežius išvakarių kūčių vakaro mišiose kalbėjo apie tai, kad mes, krikščionys ypač, turim stengti šio laikmečiu padėti. Padėti, kas ko galim, kaip galim. Ir krikščionis turi degti
tuo dieviškumu. Taip sakydavo bažnyčios tėvai, Dievas tapo žmogumi, kad mus sudievintų žmonės. Daryti tai, ką mes esam pašaukti ir per krikštą paženklinti. Tai va tie piemenys šios dienos Evangelijoje ir yra pirmieji Jėzaus mokiniai žemėje. Tos gimimo istorijos kontekste. Netiesiogiai, bet jie tampa tarsi pirmoji, dar neįvardinta bažnytinė bendruomenė. Jie pripažįsta, atbėga, kas jiems buvo perduota angelų žinioje, įsitikinti, pagarbinti ir skleisti pasaulį. Dabar ypatingai mes ne tik galime, bet ir turime pakrikštytieji mūsų artimiausia aplinkoje kalbėti. Esu kalbėjęs adventų laikotarpyje sekmadieniais, kad turim filtruoti informaciją. Dabar yra tiek sunkios informacijos, tiek neigiamų dalykų, ypač mūsų valdžios žmonių žiniasklaidos kalbėjimas, kuris tik bara, tik liepia, tik spaudžia, bet galima tos pačius dalykus pasakyti kitaip, su ramybe. Pavyzdžiui, statistika kaip minima, ar ne, 500 arba 500. Psichologiškai tai svarbu. Nes jeigu pasakysi 500, tai žmogaus protas sudėlioja čia labai daug, bet 500 pasakius yra kitaip. Tai va būtent ta manipuliacija informacija. Ir patys nepasiduoti tam neigiamumui. Juk mes esam krikščionys, graikiškai išvertus šitą pavadinimą Mažasis Kristus. O Kristus savyje neša gerąją naujieną. Jėzus, vardas hebrajiškai Dievas gelbėja. Taip pat Kristus titulas, Dievo pateptasis, nešti gerą tą naujieną, gelbėjimo žinią. Ir matyti tai, kas geriausia, netgi sunkioj situacijai, matyti ir padaryti tai, kas yra geriausia. Todėl nebijokime išbandymo, nebijokime suspaudimo ir šios kalėdos kitokios, bet forma jų kitokia, bet esmė tai nepasikeičia. Žiūrėkim, santuokoj vyras ir žmona gyvena, keičiasi aplinkybės, keičiasi buitis, šeimos sudėtis keičiasi, bet tas pažadas, tas buvimas kartu dvasinis, juk nesikeičia. Tai va čia ir yra tas dieviškumas, ta dieviškumo paslaptis, mes ją suprantame, bet kartais pamirštam įvardinti, įsivardinti. Ir tas Seno testamento Dievo kitas vardas – Emanuelis, Dievas su mumis. Mes turim tarsi kartoti, kaip bažnyčios mistikai, dykumų tėvai, tas maldos formas, kad mes būtume iš naujo uždegti ir pilni to Kristaus pateptojo dvasios. Emanuelis, juk Dievas su mumis ir jis niekur neapleidžia mus, niekur. Taip kaip sutuoktiniai pasižada, su Dievo pagalba, su malda, šeima išbūna. Tu turi nepasitraukti. Bet tas yra labai labai svarbu. Taigi dėkokime Dievui už atsiųstą sūnų, už įsikūnijimą. Taip pat žiūrėkime su tyru žvilgsniu, su meile ir tik pasikeičia aplinkybės, bet esmė nesikeičia. Dievas irgi nekeičia savo pažadų mums, žmonėms.
Mėly tikintieji, būkime pilni kalėdinio džiaugsmo, tegul jis nedingsta ir po Kalėdų šventės. Nesvarbu, rytoj bus antroji Kalėdų diena, bažnyčios kalendoriuje minimas pirmasis bažnyčios kankinys, diakonas, šventasis Steponas, bet priminimas, kad per išbandymus, netgi per tamsą, ateina naujas rytas, nauja aušra, naujas Dievo meilės ženklas. Būkime tos meilės liudytojai ir kartu nešėjai. Amen. Mūsų Zapyškio parapijos bendruomeniai yra kalėdinė tradicija keletą metų ir ji šeimoms labai patiko ir užsidegė. Tai geri darbai parapijos bendruomeniai, nes jeigu negailėsim laiko ir savo darbo vaisio Dievui, o matomi darbai turi matytis ir bendruomeniai, tai mes būsime palaiminti. Ir daryti gerą reikia kasdien. Tiek kiek galim, tiek kiek suprantam. Tai pirmą Kalėdų dieną visada šeima būna, ką nors padovanoja parapijos bendruomeniai, kad būtų liturgija gražesnė arba visiems smagu. Šiais metais mūsų taip pat šeima, gaila, kad dėl karantino negali dalyvauti, pati atneša tą auką, tai Loreta ir Evaldas Mičiūnai padovanojo parapijai komunijos lėkštelę, kad tarnautojos laikui nenukristų komunikantas. Dabar jinai bus palaiminta ir dėkojama už tą šeimą bei parapijos stiprinimą. Jinai yra padėta priekyje prie altoriaus. Broliai ir seserys, čia atnešti reikmenys gaus ypatingą palaiminimą, kuris reikš, kad jie skiriami vien kultui. Maldaukime Viešpatį, kad jis ir mus sustiprintų savo palaiminimu ir būdamas šventas, padarytų mus šventus bei vertus pamaldžiai švęsti Dievo slėpinius. Garbė tau Dieve per savo sūnų, naujosios sandoros tarpininką, maloningai priimantis mūsų gyrių ir dosniai dalijantis savo dovanas. Prašome padaryti, kad šis Dievo kulto šventimo reikmuo, komunijos lėkštelė, būtų mūsų atsidavimo ženklai ir padidintų mūsų pamaldumą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Dėkoju Evaldo ir Loretos Mičiūnų šeimai. Dabar, kaip įprasta, per liturginę iškilmę Kalėdų rytą išpažinsime savo krikščionišką tikėjimą. Tradicija bažnyčios kviečia, kalbant Kalėdų rytą, tikėjimo išpažinimą, kai kalbam apie Kristaus įsikūnijimą. Tai prieš tariant žodžius sustosime ir kas galėsim fiziškai atsiklaukim, kas ne, nusilenkime. Tai šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Prieš šitą frazę nutilsime, atsiklaupsime arba nusilenksime, po to pabaigus vėl nutilę atsistosime ir tęsime tikėjimo išpažinimą. Visi tarkime, tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta,
esanti vienos prigimties su tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Mūsų bendruomenės malda. Brangus broliai ir seserys, minėdami kūdikėlio Jėzaus gimimą, džiūgaukim ir dėkokim už Dievo mums suteiktą malonę būti dieviškų paslapčių dalininkais ir liudytojais čia žemėje. Tegul dovanai gautas išganymas teikia viltį ir neša ramybę. Visų maldavimas bus laiminimus kūdikėlį Jėzau. Tegul šventoji bažnyčia, kaip kalėdų žvaigždė, visus palydi pas Dievo Sūnų. Laimink mus kūdikėlį Jėzau. Tegul šventasis tėvas ir visi ganytojai, kontempliuodami kūdikėlio Jėzaus trapumą, atranda savo atgaivą, paguodą ir tesugrįžta prie pirmosios meilės tau, Dieve. Laimink mus kūdikėlį Jėzau. Tegul pasaulio valdantieji visada prisimena, kad kiekvienas žmogus yra šiandien gimusio Jėzaus atvaizdas. Todėl tebrangina kiekvieno piliečio gyvybę, sveikatą, laisvę bei orumą. Laimink mus kūdikėlį Jėzau. Tegul šeimos išgyvenančios sunkumus paskiria tau, Dieve, svarbiausią vietą savo gyvenime, nes tu esi Emanuelis, Dievas su mumis. Laimink mus kūdikėlį Jėzau. Tegul nelaukti ar pamesti kūdikiai randa mylinčius globėjus, kurie padėtų jiems saugiai žengti pirmuosius gyvenimo kelionės žingsnius. Laimink mus kūdikėlį Jėzau. Tegul visi pandemijos nuvargintieji bei šiais metais netekusieji savo artimųjų atranda žmonių ir Dievo meilę bei palaikymą. Laimink mus kūdikėlį Jėzau. Širdies tyloje sakykim Viešpačiui asmeninius maldavimus. Su tikėjimu meldžiame, laimink mus kūdikėlį Jėzau. Viešpatie Jėzau Kristau, panorėjęs būti vienu iš mūsų, leisk atpažinti Tave kiekviename žmoguje, o Tavo valią kiekviename įvykyje, kad kasdieną vis labiau patirtume Dievo vaikų laimę ir dieviškosios įsūnystės džiaugsmą. Prašome Tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Os
broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas priimtų mūsų aukojamą auką. Tai priima viešpats iš tavo rankų žiautą, Tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Mūsų aukos Viešpatie tegul išreiškia šiandienę Jėzaus gimimo paslaptį. Kaip žmogumi gimusis tavo sūnus, drauge yra Dievas, taip šios žemiškos atnašos tesuteikia mums dievišką gyvybę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. Viešpat su jumis, Ir su tavimi. aukštyn širdis, Keliame į viešpatį. dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, tave amžinasis Tėve garbinti ir tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Kaip skelbia didinga Kalėdų šventė, neregimasis Dievas priėmė mūsų regimą prigimtį, gimęs prieš amžius, nužengė į laiko tėkmę. Kad nuodėmė buvo sugriovusi, jis atstatė, grąžino pasauliui pirmykštį nekaltumą ir pražūčiai pasmerktą žmogų pašaukė į dangaus karalystę. Todėl mes su visais angelais tavo garbei šioje mieliausioje šventėje giedame. Gerasis Tėve, per Jėzų Kristų tavo Sūnų, mūsų Viešpatie, karštai tave maldaujame. Priimk ir palaimink šias dovanas ir atnašas, šias šventas tyras aukas. Tau jas aukojame pirmiausia už šventąją visuotinę bažnyčią. Teikis ją visame pasaulyje laimingą ir vieningą laikyti, saugoti ir valdyti. Globok savo tarną mūsų popiežių Pranciškų, mūsų Vilkaviškio vyskupą Rimantą, visus vyskupus, kunigus, diakonus ir visus, kurie ištikimai laikosi apaštalinio katalikų tikėjimo. Atmink Viešpatie savo žmones, mūsų Zapyškio ir Ežerėlio parapijas, Kačerginės katalikų bendruomenę, mūsų šeimas, tikinčiuosius, vargstančius ir visus susirinkusius prie Eucharistijos, kurių nuoširdus tikėjimas tau žinomas. Trumpai tyloje prisiminkime gyvuosius artimus žmones. Už juos to mes aukojame ir jie patys su save ir visus saviškius aukoja šią šlovinimo auką. Trokšdami savo sieloms atpirkimo, tikėdamės išganimo ir apsaugos, jie siunčia savo maldas tau, amžinasis, gyvasis, tikrasis Dieve. Drauge su visa bažnyčia minėdami šventąją dieną, kai garbingoji mergelė Marija, nepalydėtoji motina, pasaulio pagimdė išganytoją, mes pagarbiai prisimename taipogi šventąjį Juozapą, jo sužadėtinę, šventuosius apaštalus ir kankinius, Petrą ir Paulių, Andriejų ir visus šventuosius. Dėl jų nuopelnų ir užtarimo visada ir visur mus stiprink savo globa ir pagalba. Viešpatie, maloniai priimti šią mūsų tavo tarnų ir visos tavo šeimos auką. Duok savo ramybę mūsų laikams, išgelbėk mus nuo amžinojo pasmerkimo ir priskirk prie savo išrinktųjų. Šias atnašas Dieve teikis palaiminti ir pašventinti, tebūna jos tobulos tau priimtinos,
kad mums taptų tavo mylimojo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kančios išvakarėse Jėzus paėmė duoną į savo šventas garbingas rankas, pakėlė akis į dangų, į tave Dievą savo visagalį tėvą, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite juos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės Jėzus paėmė taurę į savo šventas garbingas rankas, vėl dėkodamas tėvui laimino ir davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Čia yra mūsų tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame savo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Todėl Viešpatie, mes tavo tarnai ir visa tavo šventoji liaudis, minėdami tavo sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus palaimingąją kančią, prisikėlimą iš numirusių ir garbingą įžengimą į dangų, aukojame šviesiausiai tavo didybei, tavo paties mums duotų dovanų auką, tyrą, šventą, be dėmės auką, šventąją gyvenimo duoną ir amžinojo išganymo taurę. Meiliai pažvelk į šią auką ir maloniai priimk, kaip kitados esi priėmęs savo tarno teisiojo Abelio atnašas, mūsų tikėjimo protėvio Abraomo auką ir savo vyriausiojo kunigo Melkizedeko šventąją auką, terasas duonos ir vyno dovanas. Karštai maldaujame tave, visagalį Dievą, paliep šventajam savo angelui nunešti šią auką prie tavo aukštojo sosto, tavo dieviškosios didybės akivaizdo, kad priėmę nuo šio altoriaus tavo sūnaus švenčiausiai kūną ir kraują, mes taptume pilni dangaus palaimos ir malonės. Atmink Viešpatie mirusius, šioje parapijoje dirbančius kunigus, mūsų šeimų artimuosius, kurie pažymėti tikėjimo ženklu, pirmą mūsų paliko pasaulį ir miega ramybės miegu. Trumpai tyloje prisiminkime mirusius artimus žmones. Juos Viešpatie ir visus, kurie mirė susijungė su Kristumi, priimti šviesos, ramybės ir atilsio šalį. Taip pat ir mums, nusidėjėliams, neapsakomų tavo gailestingumu pasitikintiems, suteik dalį su savo šventaisiais apaštalais ir kankiniais, su Jonu, Stepanu, Motiejumi, Barnabu ir visais šventaisiais. Priimk mus į jų bendriją ne dėl mūsų nuopelno, o dėl savo atlaidumo. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį, per kurį tu Dieve visas šias gėrybes nuolat kuri, laimini, gaivini, šventini ir mums dovanuoji. Per jį, su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Vienas iš krikščionio atsakymo būdų Dievui yra malda, kuri keičia mūsų širdį, mūsų mintis, galų gale mūsų ryšius su kitais žmonėmis. Tad garbindami Dievą, kalbėkime Jėzaus išmokytą maldą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas,
te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus antrojo atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams ir mums savo bažnyčiai esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmio, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Linkėkime vienas kitam Kristaus ramybės. Štai Jėzus Kristus, Dievas, kuris gelbėja. Jis Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas tesaugo mane amžinam gyvenimui. Kristaus kraujas tesaugo mane amžinam gyvenimui. Džiūgauk Siono kalno dukra, šlovink Jeruzalę, štai ateina pas tave šventasis tavo valdovas, pasaulio išganytojas. Malda priimti dvasinę komuniją. Malonusis Jėzau, tikiu, kad esi švenčiausiame sakramente su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi tavęs, juk tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti tavęs švenčiausiame sakramente. Dėl to, Jėzau, bent neregimo būdu ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų. Tau Viešpatie atiduodu visą save, aukoju savo kūno ir sielos jėgas, su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau priėmę švenčiausiai sakramentą. Trokštu visuomet su tavimi būti, tau dirbti, tau kentėti, tau gyventi ir mirti. Neleisk man, Viešpatie, nė valandėlės nuo tavęs atsitraukti ir tavo malonę prarasti. Būk man mokytojas, vadas ir globėjas visą gyvenimą.
Amen. Melskimės. Džiugiai ir maldingai pagerbėme Viešpatie tavo sūnaus gimimą. Duok mums tos paslapties gelmes gyvų tikėjimų pažinti ir dar daugiau meilės iš jos pasisemti. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Kviečiu klausyti skelbimų. Primenu, kad galima atskirai pasiskambinus man susitarti dėl išpažinties ir komunijos priėmimo, ką ragina ir mūsų vyskupai, kam reikėtų dvasinės pagalbos, sustiprinimo ir sakramento patarnavimo. Rytoj antroji Kalėdų diena, gruodžio 26-oji, kaip minėjau homilijoje, minimas Šventasis Steponas, pirmasis kankinys, mišių transliacija 10 ryto iš Ežerėlio bažnyčios. Gruodžio 27-oji, ateinantis sekmadienis, pirmasis po Kalėdų, švęsime šventos šeimos Jėzaus, Marijos ir Juozapo liturginę iškilmę, melsimės už šeimas. Mišių transliacija į Zapyškio bažnyčios 10 valandą ryte. Po mišių bus santuokos pažadų atnaujinimas. Kviečiu sutuoktinius, kurie susituokia katalikų bažnyčioje, kartu stebint transliaciją, meldžiantis mišiose, pasipuošti, nusiteikti, prisiminti savo santuokos dieną. Nesvarbu, ar kelis mėnesius skaičiuojate, ar keliasdešimt metų, sustosit vienas prieš kitą, į akis žiūrėdami, šiek tiek apsiverkite, labai sveika, ir atnaujisite santuokos įžadus kaip įprasta. Visai būtų nieko kažkokią staigmeną savo sutuoktiniui paruošti. Nereikia nieko ypatingo, galų gale padaryti geresnį maistą.
Ežerėlio ir Zapyškio bažnyčios bei Kačerginės koplyčia asmeniniai maldai atidarytos sekmadieniais ir šventinėmis dienomis. Visa informacija apie tai paskelbta Zapyškio ir Ežerėlio parapijų Facebook paskyrose, taip pat pakabinta skelbimų lentose. Žinoma, kaip įprasta, priminimas atėjus pasimelsti reikia laikytis visų sveikatai saugos priemonių. Taip pat bus padėti sekmadienių, švenčių dienų, kai kurie lapeliai, kur Dievo žodis, meditacija. Pasiimkime, parneškime artimiesiems, kurie galbūt neturi galimybės netgi virtualiai stebėti mišių tiesiogiai. Mišias galima užsakyti keliais būdais. Voką su viduje užrašyta intencija, už gyvus ar mirusius, bei nurodyta data, kada norite, kad mišios būtų aukojamos jūsų intencija, galima įmesti Zapyškio klebonijos pašto dėžutę. Taip pat iš karto man paskambinus arba atsiuntus trumpąją žinutę, kad pasiimčiau. Taip pat parašiusi parapijos elektroninį paštą arba pervedus aukai parapijos sąskaitą per elektroninę bankininkystę. Kas ateisite į Zapyškio bažnyčią, asmeniniai maldai gali įėjus kairėje ant staliuko yra krikščioniškos minties ir krypties žurnalas Kelionė. Galima pasiimti dovanai. Ir kaip įprasta, per Kalėdas yra dėkojama, noriu padėkoti, pasidžiaugti mūsų parapijų žmonėmis, ypač Zapyškio parapijos bendruomenę, taip pat visų personalų. Tai visiems zakristijonams trijose bažnyčiose, Stasiui, Marytei ir Julijai, mūsų vargonininkiai Aidai su šeima, šiandien ir vakar buvo su savo dukra Liveta, tai nereikia laikytis atstumo, kai šeimos, taip pat prašom giedoti su šeimomis, ateiti į chorus, nereikės laikytis atstumo choro giedojimo bažnyčioje metu. Taip pat Violetai, kuri pakeičia Aidą, mūsų visiems choristams, patarnautojams, Domantui, Laurynui, Mantui, broliams dvyniams Kiprui ir Viliui, Dominikai ir Dovydui, taip pat bažnyčių tvarkytojams Remigijai, Birutai ir Neringai su Dariumi. Taip pat švento rašto skaitovams per kelias parapijas turime jų apie 50. Žmonėms, kurie aukoja savo laiką ir darbą bažnyčių priežiūrai, puošimui ir puoselėjimui, tai miškininkui Viktorui ir jo gražiai šeimai, katechetei Astai su jo šeima, taip pat Vitos ir Igno šeimai. Taip pat aukotojams ir rėmėjams, maldos žmonėms, kurių dėka yra gyvos mūsų parapijų bendruomenės. Taip pat virtualiai mūsų tikėjimo bendruomeniai už palaikymą ir tikėjimo bei parapijų bendruomenės sklaidą. Taip pat ačiū sakau mūsų vietinės valdžios žmonėms, Kauno rajono savivaldybei, Zapyškio, Ežerėlio ir Kačerginės seniūnams bei kultūros centrams už jų nuoširdų ir žmogišką bendradarbiavimą. Bei visiems, kurių neišvardinau, nes daug gerų žmonių neįmanoma išvardinti. Esat mūsų maldose, mano kaip kunigo maldoje, visada mišiose. Ir kalėdinis klebono sveikinimas. Mėly Zapyškio ir Ežerėlio parapijų tikintieji bei visi geros valios žmonės. Jei būtume tikrai dėmesingi tam, kas vyksta mūsų gyvenime, iš kiekvieno įvykio kaip bitės galėtume susirinkti dėkingumo nektarą. Tai metropolito Antonijaus Visurožo mintis. Kalėdos mus kviečia į kitokį gyvenimą, kuris yra prasmingas ir tikras. Tai gyvenimas dalyjantis, rizikuojant dėl kitų, auginant širdį ir viliantis, jog antri meilė gali ištirpdyti visas kliūtis. Tai gyvenimas, į kurį žvelgiame tyromis kūdikio akimis, sugebančiomis matyti pirmapradį kūrinijos grožį, gydančiomis, o neteisiančiomis,
puoselėjančiomis, o ne kaltinančiomis. Kodėl turėtume džiūgauti per Kalėdas? Nes jo nesame vieniši, nes visada mums šviečia Betliejaus žvaigždė ir leidžia atrasti išeitį pačiose sudėtingiausiose situacijose. Mėly žmonės, nepamirškite padėkoti artimiesiems, šį Kalėdų rytą bei dieną išgyventi Dievo tapusio žmogumi atneštą palaimą, viltį ir artumą. O 2021 metai tegul būna paženklinti Dievo artumo ženklais. Zapyškio Švento Jono Krikštytojo ir Ežerėlio Švento Antano Paduviečio parapijų klebonas kunigas Juozas. Priimkime Kalėdų ryto palaiminimą mums asmeniškai, šeimoms ir mūsų kraštui. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Begalinio gerumo Dievas savo sūnaus įsikūnymo pasaulio tamsą pašalinęs ir garbingų gimimo šiandieną pašventinęs, tesunaikina jums nuodėmių tamsą ir tepadeda šviesti dorybėmis. Per angelą piemenims davė džiugią žinią, jog užgimė pasaulio išganytojas, te pripildo jis to paties džiaugsmo ir te paskatina skleisti Evangeliją. Savo sūnaus įsikūnijimu, sutaikinęs dangų ir žemę, te suteikia jums daug ramybės ir geros valios ir te padaro jūs dangiškosios bažnyčios dalyviais. Ir te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia, te lydi jus ir jūsų namus viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Visiems linkiu džiaugtis, padėkoti, šypsotis, apsikabinti savo namiškius, artimiausius žmonės, su kuriais esame šiomis dienomis kartu, ir į ateitį nešti tą gerąją žinią, kaip ir Dievas, atsiminkime bei savo širdyje kartokime: Emanuelis, Dievas su mumis. Visiems linkiu skanių, jaukių Kalėdų pusryčių. Sveikas Jėzau gimusis.